Tokį gražų šeštadienio rytą išsiruošėm aplankyti dar vieną ir turbūt paskutinį mūsų nelankytą Andalūzijos miestą. Tai yra Kordoba. Tai su viena nakvynė, lengvas tripas, 4 lankytini objektai šiandien reikia pamatyti. Nu ir laukia mūsų didingasis Eurovizijos finalas. Pagaliau ir Damutė susiruošė, šiukšlininkė. Sustojom darbiniai stoteliai, Evelina užsimanė į Tūliką, tai dabar atvarėm čia į tokius kažkokius alyvmedžių laukus. Esam kilometras virš jūros lygio, 7 laipsniai. Čia 7? Taip. Evelina renkasi kvepalus, užkandiniai. Kaip atrodo ispaniška užkandinė, lyginant su amerikietiška. Yra va, staliukai viską, paprasta vietiniai. Mokžė, grindis, kaip švaru čia. Paprastai, beveik yra šiukšliadėžė, tik ne visada pasitaiko. Atvykom į Kordobą, 3 valandėlės, lengvai atsivažiavo, geras visai įdomus maršrutas, toksai vaizdingas. Per laukus alyvmedžių bandom prieiti Romėnų tiltą, bet šitas rudeniškas Evelinai, o man labai žiemiškas vaizdas, be lapų, be nieko. Tai trukdo šiek tiek pamatyti tą tiltą, bet vėliau pasižiūrėsim. Bandau čia dar prisijaukinti visokius mikrofonus šitam filmavime išbandyti šitą konceptą. Pamiršti kartais įjungti, tai visokio bus čia garso, kartais gero, kartais blogo. Nemažai čia žmogaliukų laukiančių, panašu reiks ir mums čia nemažai gal palaukti, o gal ir nereiks, nes tiek mes su fiksuotais bilietais fiksuotam laikui. Kordoba pati iš savęs tai buvo romėnų įkurtas miestelis, nieko kažko ypatingo. Po to perėmus Emiratui, jisai tapo labiau musulmoniškas, pastatyta mečetė, į kurią keliausim. Ir kokį 1000 metų čia sėkmingai vyravo musulmonai. Ir po to perėmus jau Ispanų karalystėj, viskas buvo sukrikščioninta ir mečetė, į kurią keliausim, buvo reorganizuota į krikščionišką katedrą. Dėl to tai yra vienintelis objektas Europoje, kuriame yra mečetė ir katedra viename. Tai bus įdomu pamatyti. Jau atėjom į restoraną, užsisakėm arbatos. Man atrodo, kad būtų kokie 5 laipsniai šiaip. Tai taip kažkaip šalta, tai užsisakėm žalių šlapimo ir dabar galiausiai. Tai tie misteikinė, mes, kaip matau, tuščia, čia žmonių nėra, nors labai gerai įvertinta. Ir mes čia esam pusė pirmos. Čia, kad suprasti, tai nieko tokio ateit pusė pirmos, tas visiškai normalus dalykas Lietuvoje būtų, bet su mūsų įpratimu. Mes visada būnam pirmi, visą laiką vakarienėse pirmi, tuščia būna, pietaujam pirmi, tuščia būna, nes visi ateina vėliau, kokią 2, 3, taip pat ir vakarais kokią 8, 9 valgyti. Tai toks jau mūsų likimas. Atnešė starteriuką, gruziniškas čimičiurį su donelė sustepti ir aštrus pomidoro užtepalas. Atnešė mūsų jau super užsakymą. Čia už kokius tracoką, žinai, tas kepsnys? 33. Labai brangus. Kaip Evelina vertinat kol pirmus kąsnius? Minkšta mėsytė, bet man trūksta pipiro, sakyčiau. Arba šiaip pipirino padažo. Padažo trūksta. Bet minkšta mėsytė. Gerai. Aš užsisakiau paprasčiausiai. Hamburgerį už 14 eurų. Taupau šeimos biudžetą, negalim dviesi po brangus kepsnius. Užkandom po restorano, sumokėjom 53 eurus. Nėra mažai iš tiesų, bet labai gerai vertintas restoranas. Mėsa tikrai skaniai iškepta, padažų gal ir trūko Evelinai. Granadoj turim labai gerą steikinę, tai kol kas dar jai čia niekas neprilygsta. Dabar vaikštinėjom po gatveles, turime dar 1,5 valandos iki pilies. Čia atėjo į parduotuvėlę, kvepia labai skaniai arbatomis. O gal yra kindrožių? Daug laukiančių eiti į sinagogą, eisim ir mes pasižiūrėti. Ten galėsim ką pamatyti. Eilės eilutės.
įėjimas nemokamas. Nu, good. Nu, sinagoga labai ne per didelė tikrai. Žydai skirtingai nuo maurų nepersistengia rašyti raštų ant sienų. Bet gražiai atrodo, tik labai taip kukliai. Kaip daug žmonių, čia fotkinas. Įdėsim tolyn. Tiesą pasakius, sinagogos tikėjausi daug didesnės. Priminė iš tikrųjų šiek tiek Maurų pilies akcentus, o vienas kambariukas. Aš irgi tikėjausi kur kas didesnės, bet žmonių užtat pritraukia kiek, matai? Kalnas. Bet šitą tai vieną pasidalinimą. Gerai, su espreso. Evelina nupirko 2 espresiukus ir portugališką desertą. Taip, posridenata, tai čia yra nebeturi to daikto. Ne, jau dabar gali normaliai rėkti. Žodžiu, su grietinėlė tiesiog desertukas. Jeigu turėčiau dar vieną ranką, iš kišenės išsitraukčiau, tai parodyčiau jums. O dabar į sveikatą. O, Evelina traukia tą marmalą dabar. Tai. No idea, ar tai yra skanu, bet matau, kad labai šviežia. Prabangusis Kordobos turgus. Ten vyksta tolumoje pasirodymas. Gal nueisim pasižiūrėti, akrobatai. Lendam gilin. Važiuosim. Ką prašmatnaus galim nenusipirkti. Kepa burgerius. Pavalgėm. Šiaip šitose vietose būna pakankamai skanu visą laiką. Tai jeigu neturit konkrečios vietos ar restorano, tai kiekviena mieste galima neblogai visai užkast tokiam turgui. Pizza. Puikiai. Prie alaus eilė labai didelė. Miesto scenoje vyksta veiksmas, akrobatų pasirodymai. Bandom iš priekio pasižiūrėti, kaip tai vyksta. Vaidinimas, studentai panašu, kad daro pasirodymą nemokamai. Galima sumesti kapikėlių. O iš priekio jau nufilmuoti jau ir baigėsi pasirodymas. Keliaujam toliau. O čia jau tai jau tikras turgus, sakė Evelina. Louis Vuitton, Balenciaga. Prada, visko galite rasti. Visko. Ir labai nebrangiai. Bimba į Lola. Irgi čia ispaniškas. Nežinau šitą. Bet, žodžiu, visko yra. Gamink, bet yra ir Kvapas geras jau. Cigaretės, kvepalai. Žaislinis kiemas. Kaip kilimus turėdavo mokykloje. Tai čia mokinasi su motociklais važiuoti. Tokia improvizuota gatvė. Kordoboje yra labai lengva atskirti, kur yra senamiestis, nes aplink visą senamiestį juosia va tokia va gynybinė siena. Kaip iš atvirutės. Artėjame link mečetės ir katedros viename. Pagrindinė aikštelė. Iš karto matosi jau daug didesnis kiekis žmonių. Aš? Ne. O jėtų. Čia jau kažkas brangaus bus. Aš tik kur pigiai. Bižuterija man iš AliExpreso. Čia Sivan pirkės, Maljorkai. Ach, tai velnė. Tai jau vieną nupirki ir po to žiūrėkit jau. Va, gintarų galim tau nupirkti. Iš Palangos. Gerai, nereikėjo nieko pirkti. Atėjom dabar į pagrindinį parką. Mečetės. Vaikštinėjom ratais, kvadratais po tą čia parkelį vidinį. Bandom surasti įėjimą, nes nerandam. Nu tai ten galima gal nusipirkti kažkokį bilietą papildomą. Kaip tu nenupirkai bilieto man į aukštybės? Ne. Mes tikrai kaip kokie mėgėjai. Ne ten visą laiką žiūrėjom. Va šitos arkos yra šio miesto pažiba. Labai gražiai atrodo. Jaučiu per kamerą netgi gražiau. Ryškiau gal vis? Aha. Nu gražiai. Labai įdomus sprendimas yra mečetę paversti į katedrą. Mečetėje vyksta visai kitoks pamaldų principas.
nes dažniausiai viskas sukasi apie centrą, visi ratu sugula ant kilimėlių musulmonai ir meldžiasi. O krikščionybėj iš esmės viskas yra prieš altorių, kaip prieš karalių. Tai jiems kaip ir šiek tiek reikėjo pakeisti patį konceptą, nes didžioji dalis mečetės tai yra tiesiog tuščia erdvė ir kur yra altoriai, yra sustatytos kėdės. Čia netgi yra didžioji dalis padaryta taip, kad eina eilės, ten yra televizorius ir vėl yra eilė kėdžių. Taip pat ir iš anos pusės. Apeisim viską, apsižiūrėsim ir taip pat vidury mečetės yra integruota katedra. Jau pagal architektūrą, kurią mes esame įpratę. Pavyzdžiui, čia jau yra įkomponuota. Išties išskirtinis labai architektūrinis sprendimas, kuris, įdomu jį pamatyti gyvai. Kaip dvi kultūras, du tikėjimus sukišti į vieną vietą. Gražiai atrodo. Ir išsaugota istorija. Puiku. Evelina sako, kiek visokių skirtingų detalių. Čia raižiniai, kas būdinga musulmoniškai architektūrai maurų. Tada čia jau yra vitražai, šviečia. Lubos jau kaip irgi. Lubos irgi medinės, čia yra su tam tikrais raižiniais. Sunku pasakyti, labai. Tarsi nieko panašaus dar neteko matyti visoje Europoje. O katedrėlių tai tikrai aplankyta. Čia visiškai jau krikščioniška. Kaip ir įprasta bažnyčioms. Toks ir vaikštai iš katedros į mečetį, Iš pagrindinės mečetės dalies perinam į katedros dalį. Visiškas kosmosas. Kaip paralelinis pasaulis. Mečetė, katedra, altorius. Įspūdingai, ane? Labai graži. Tikrai gražiausia Ispanija. Duodu žodį. Nesu mačius Tikrai, gražesnės ir pasakykit, kur yra gražesnė. Jo, tai nustebino smarkiai. Retas dalykas jau, kur būna, kad mus nustebina, nes vis tiek jau nemažai matai, tai tada taip tas pats per tą patį. Įspūdinga, gražu, bet nėra kažkur išskirtinis. Tai čia labai išskirtinis, labai verta važiuoti. Dabar keliaujame į Karališkuosius sodus, irgi tenais yra mokamas įėjimas, iki 5:30 reikia spėti, 7 euriukus mokėsim už bilietėlį. Tai lengvų žingsnelių, laiko šiaip turim, žygiuojam. Kaip pas ispanus skirtingai suvokimas apie parkus. Pas mumis su tokia danga, tai sakytum, kad statybų aikštelė jau paruošta. Pas jas yra tiesiog standartinė parkų danga, žvyras. Pasirodo, ne ten buvo įėjimas, tai gerai, kad buvo lentelė parašyta. Šiaip ten yra įėjimas, bet jie nusprendė, kad dabar nuo šiol bus kitur įėjimas. Tais ispanais čia viskas sumaišyta, rodo vienur įėjimas, o realiai viskas kitur. Čia gal net gražiau. Labiau atrodo, kad čia įėjimas. Bet ir ten puerta buvo parašyta. No pasa nada. Skubam viskas, skipinam dabar visą ekskursiją, nes Evelinai reikia į tualetą, o tualetas yra ekskursijos gale prie išėjimo.
Evelina net atsiduso. Pagaliau tualetas buvo rastas. Grįžtam atgal į ekskursiją. Tai va, didingasis karališkasis Kordobos sodas. Visi fontanėliai veikia, baseinėliai gyvi. Šitam nelabai karpių yra, bet anam karpiai plaukioja. Šie du tokie. Bandome patekti į šitus bokštus, nes jie dirba tik dar pusvalandį. Tokie kaip ir esminis. Bet čia parkelis tvarkingas, fainas. Kaip ir priklauso su žvyro danga. Ekspozicijos pradžia. Mozaikinės tekstūros ant sienų iš plytelių. Gražiai atrodo. Čia vaikščiam, ieškom įėjimo. Dar ten va pakėlisim į viršų. O rytoj nusipirkom tam bokšte bilietus. Bus įdomu, nes matys Kordoba iki Vandelno. Čia tai net nesuprantu. Piktinas. Kas čia per nesąmonė? Einu iš čia. Ir na nieko nelaukus į aukščiausią tašką. Oi, nu čia tai geriau. Vidinis karališkųjų sodų kiemas. Nieko ypatingo. Išleistas vanduo. Gidas pasakoja kažką. Nusileidom nuo tų bokštų. Visai kojas blauzdas kažkaip tais atkirto vos painu. Elina sako, turbūt per ilgai vaikščiai šiandien. Aš sakau, kad aš jaučiu, kad per ilgai sėdėjau visą šią žiemą prie kompiuterio. Pažiūrėkim, gražus, supinę apelsinus. O, cool. Gerai. Čia visai gražus fontanai. Pagal technologiją, kas čia sumesta. Panašu, kad jis toks biški muzikinis. Su šviesom ir tam tikra kompozicija. Nes matosi, kad skirtingi kolektoriai siurbliai sudėti. Nu, nesu čia labai didelis ekspertas, aišku, šitoj daly. Vyksta kriminalas, bet labai trumpas. Nes Evelina pametė šaliką. Ir jau jį kažkas rado ir padėjo. Ui. Tavo šalikas yra vis dar pas mane išsaugotas. Čia paskolino. Padovanavo. Keliaujame iki automobilio, kur palikom parkovkiai. Pasimsime daiktus, lagaminus. Reiks pasižiūrėti, kur čia šiąnakt reiks nakvot. Kokį aš išrinkau šį kartą viešbutį. Viena kele mačiau, lygtis normalus. Vakare vėl išeisim, eisim jau per Romėnų tiltą. Tai čia tokia paskutinė liko atrakcija, tada kažką nusipirkti valgyti ir žiūrėsim Eurovizijos finalą. Ką šiais metais išsiųsim? Kol kas lietuvišką čia finalą tik patikslinu. Pagaliau po apsipirkimo ir lagaminų tampimo pasiekėm savo chatą. Taip atrodo mūsų viešbutėlis. Kol kas neblogai išrinkau aš čia. Nu čia toks va vestibiulis. Taip gražiai atrodo. Patenka visi kambariai. O čia suitas išrinktas mano. Ar gerai išrinkau? Gerai išrinkai, gerai. Nuostabu. Tikrai normalus čia aukštas lygis, viskas naujoviškai, wow, nėra buvę. Miegamasis, svetainė, lounge'as, televizijos kambarys, valgomasis, virtuvė. Puikiai, tualetukas, čia net čia paspaudžiau. O, tualetas tai kaip lėktuvė. Nu va, vonia. Viskas kaip priklauso. Pailsėjom. Tiesiog pražiūrėjom visas tai kur toliau laidas, nes mes irgi žiūrim keistus keliautojus, kur kas varo. Biški kojos atsigavo, tai džiugu. Susijungiam šildymus, nes labai pravėso. Ir bandom dabar keliauti link Romėnų tilto. Nu ir pažiūrėsim jau tą naktinę Kordobą, kokia jinai jau čia yra. Mes toliau su Evelina kulinariniai kelioniai. Nu, labai čia vis ant kiekvieno kampo kažkokia naujovė. Dabar jų kažkokie skaičiai. Kažkokie kolduniukai. Jo. Tokie labiau pyragaičiai, nežinau kaip pavadinti. Kibiniukai. Ir visokių yra. Tai pasimėm spice beefą, paragauti.
Tai šitą paima, įdeda į airfryerį, 2 minutės ir tam. Nes jau kaip ir iškėtinė. Nu, Evelina ragauja, aš jau pirmą kąsnį padariau. Neblogai. Kiek nepagailėta įdaro, nu puikiai. Ir iškart Evelina pasiūlė upgrade'ą. Sako, jeigu dar sultinuko jie čia padarytų, nu, tai būtų visai kaip Trakuose. Paskutinė mūsų atrakcija. Pereiti romėnų laikais pastatytą tiltą. Pastatytą 150 metų iki prieš Kristų. Arba kaip dar kitaip sakoma, prieš mūsų erą. Nu kaip senai. Senokai. Kitaip dar irgi sakoma, kaip senai. Rado kadrą, jau sakė dabar gerai. Čia jau gerai bus, čia jau gerai. Neaišku, ar matysis per televiziją, bet čia jau gerai. Va čia Evelina rodo, bet tikrai nesimato bent jau. Nesimato. O tokia va gražiai apšviesta pilis, tiksliau tilto pradžia. Labai keistos apeigos ir čia yra labai dažnas dalykas Ispanijoje ir dažnai mes tą pamatom. Ir dabar matosi, kad yra kažkokia vienuolė, nu, tas netikra, bet ne kaip navašnikas, groja orkestras ir neša per visą miestą. Šiaip žmonės ten gyvai patys neša, nes batai kišo iš apačios, jie leidžia dūmus. Visi praeidami žegnojosi. Ispanijoje labai daug tokių visokių procesijų keistų, kada per miestą yra visai nešamos visokios tai skulptūros, tai lavonai, tai dar kokios nors nesąmonės šitoje religijai. Tai su ChatGPT pagalba ir visų internetu pavyko išsikrapštyti informaciją, kas tai galėtų būti. Tai žodžiu, šiandien, vasario 15 dieną, visoje Ispanijoje yra nešiojamos vienuolės Marijos Delgado arba kažkaip panašiai. Miręs nesuiręs kūnas pagerbti jos šventumą. Ir tai atliekama yra kiekvienus metus jau nuo 1731 metų. Visa legenda prasidėjo tada, kad tai buvo tiesiog viena vienuolė Tenerifės saloj, mieste, tai žinau, kuri gyveno įprastą vienuolės gyvenimą, tada jinai numirė ir po 2 ir 3 metų atidengus jos kapą, ekshumavus, pamatė, kad jos kūnas yra visiškai nesuiręs, audiniai yra sveiki ir tai įrodė jos visišką tokį šventumą ir dabar dar jos kūnas yra, kaip čia pasakyti, rodomas, laikomas ir viešai galimas aplankyti Tenerifei, o visoje Ispanijoje nešiojamas yra, kaip čia pasakyti, toks pilkas lavonas per miestą, grojama su orkestru, nu ir pagerbiama. Krypi šiaip. Visiškai krypi, o jetau. Kaip ir daugelis visų šitų procesijų šitą dar labai smirdėjo tais dūmais. Jo, šitą labai smirdėjo tais dūmais. Dar žinokite, esame matę, kaip Kuklus klano nariai su didžiuliam tom aukštom kepurėm ir iškirtom akim. Čia irgi yra jų dalykas, tai yra jų procesija, nereiškia nieko rasistiško, čia tiesiog amerikiečiai yra tą perėmę, bet jie irgi vaikšto baisiai, taip per miestą su procesija, visi ten nuleidę galvas ir visa kita ir atrodo labai, labai nemaloniai. Tai, šita religija yra labai daug kančios turi ir žmonės čia rimtai tai žiūri į tą klausimą, čia nepalyginsi su mumis. Mūsų davatkom dar toli ir toli čia dar iki tokios krikščionybės levelio. Tai va, mes dabar ramiai grįžinėjom per miestą, tarp jaunimo, keliaujam namo. Labas rytas, nauja diena, sekmadienis. Taip jau vakar ištampėte Euroviziją mus smarkiai. Su visais super mega turbo finalais, pusfinaliais ir dar 20 finalų, kurie mūsų laukia. Noriu labai pridurti, kad esu žiauriai nepatenkinta dėl Katarsio. Galit mane nuskalpuoti, bet aš esu nepatenkinta.
Tai ir liks tau atsiminimo metraščiam, kad kažkada išsiuntė. Nepatinka rezultatas, balsuot reikia. Ne į Euroviziją jiems. Oras šiandien daug puikesnis, gražesnis, geresnis, tikrai giedra saulutė, tai šildo kaulų šiek tiek, bet ne baisiai 11 laipsnių. Evelinai dar nepatiko. Man tai šalta juodai. Ajajai, šubė. Bet šiaip mašinoje turiu belę kokių striukių, nes į kalnų žadėjom važiuoti. Tai žieminė net yra. Yra žieminė, jeigu ką. Bet atšils iki 20 laipsnių, tai nebėda. Nu tai viskas gerai. Keliaujam dabar iki pilies. Miestas aprimęs, mažiau turistų šiandien negu vakar palyginus. Evelina pasiliko ten tą katę šerti. Aš prie konteinerio. Vakar matyta aikštė, puikiai, nedaug žmonių. Ramuma. Varysim ten į patį viršų. Pagal viską turėtų būti aukščiausias pastatas ir taškas. Sakė, jūsų bilietas 10:30, taip kad 10:30 ir 10:30 ir 10:30 reikia būtinai ten prie tos juostas raudonas. Tai 10:30 ir būsim, o 10:30 bus už 10 minučių. Taip kad einat ramiai, Evelina, ir laukiat. Einu ir laukiu. Va ten atsisėdat. Nesėsiu ten šalta. Lipame laiptukais į viršų. Panašu, kad laiptukų bus nemažai. Na, čia taip nebaisiai iš aukštai. Bet lygumos visur. Gerai, varom tolyn. Pero lo más importante, No. por favor, mucho cuidado con las campanas, ¿de acuerdo? La cabeza, Vaizdelis. ¿vale? Evelina, Alto, verskit. bajo habilidad, pero tenemos campanas para todos los caballos. Už pusantros minutės eisim ten į viršų kartu, visi kartu. Cuando terminemos Ir cuerpo de žodžiu, campana, nieko nelieskit ir caukit galvą į varpą. Tengo una duda que como Manolo me encanta charlar. Ta varpą saugo, svarbiausiai. Varpas iš arti. Aš nepasiekiu, bet tu tikrai skelbtum galvelę. Aha, Jo. visiškai. Medinė konstrukcija laiko metalinį varpą. Yra lynai padaryti. Ir juos traukia elektrinis variklis. Ir va taip visi sustatyti. Čia yra su grandinė, čia kai kur su lynais. Skirtingi varpai, skirtinga technologija. Biški yra kalnų minimaliai, anoj pusėj praktiškai lygumos. Pagal tai, ką matom Granadoj, tai skiriasi kraštovaizdis. Stebėtoja. Nu, kas ką valgo? Angelas. Oi, tai man tai nerūpi. Šlipame į patį viršutinį aukštą, kiek jau yra manoma aukščiausiai. Čia dar varpų nedidelių. ¿Dónde está? ¿Dónde está Medina Zahara? Que vamos a ir ahora a verlo. Miestas. Pro miesto vartus atėję, pro miesto vartus ir išeinam. Keliaujame jau link automobilio ir išvažiuosime iki Malagos į nacionalinį parką, akmenų pasižiūrėti į uolų. Kaip, Evelina, verdiktas jums šito miesto? Nu, tai be mečetės ir katedros tai būtų apie nieką. O dabar, kadangi turi tokį įspūdingą mečetę katedros lešas, tai labai graži. Nu, yra ką pažiūrėti. Pats miestas nieko daugiau neįspūdingas. Bet vertinu gerai, savaitgalio kelionė puikiai. Ir tą katedrą jūs turite aplankyti. Atvykome į Antikveros parką, įspūdingas kalnas, nemažai reikėjo pavažiuoti, vaizdai labai gražus, apie 1,5 kilometro aukštį esam. Čia tokios yra uolienos, senų laikų susiformavę, privažiuoti prie jų mums neleido, 3,7 km reikėtų eiti pėstute, arba autobusas už 2 eurus, tudai vežioja. Tai skamba neblogai, pasiliekam automobilį čia,
ir bandysim žygiuoti. Štai ir mūsų autobusas ir eilė. Panašu, kad visi netilpsim. Važiavo kitas autobusas, tai viskas kaip ir neblogai. Po porą euriukų už bilietėlį paėmė. Gal net spėsim, tilpsim ir visi važiuosim ramiai. Tai nuvarysim, pasižiūrėsim, tepsim slides. Ant greitukų. Geriausiai išleisti 2 eurai. 4, nes dar ir už žmoną Labai reikėjo. aukštai tikrai čia kilom. 3,7 km nemelavo. Būčiau užpratėjęs, jau būčiau pasirinkęs ėjimą, pavyzdžiui. Nes visą laikį kalną dar. Tėlį tau tai nebūdinga pasirinkti ėjimą. Tiesiog nebūdinga. Ne, jeigu yra liftas, aš visada imsiu jį. Tai va, parko dalis. Uolienos natūraliai susiformavusios, atrodo, kad būtų sustatytos viena ant kitos. Tokių esam labai daug matę Amerikoje nacionaliniuose parkuose, tik ne taip aukštai. Tai tikrai nesitikėjau, kad bus taip labai aukštai ant aukšto kalno. Šiaip yra belia kaip šalta, nes esam labai aukštai. Tai net nežinau, kokie 5 gal. Vėjas labai šaltas. Bet vaizdas tai amazing. El mirador del resfriado. Wow. Ya ves, muy bien que estaba y no estábamos muriendo de frío y estaba lloviendo ahí. Pasileidom šiek tiek žemiau, kur nėra tiek daug vėjo, pasivaikščioti aplink parko vidinę dalį. Gražiai atrodo. Šiaip maršrutas yra pakankamai didelis ir yra tikrai kur pasivaikščioti. Čia žmonės su vaikais bando viską apeiti. Kelias ne pats paprasčiausias, bet jau mums ne naujiena. Evelina vaikštinėja. Taip vaikštant netgi iš tikrųjų galima suprasti, kodėl žiūrint nuotraukas Google, kurios yra įkeltas iš šito parko, jos neatrodo taip įspūdingai. Tikrai geras, gražus parkas. Gražu, Evelina, ne? Gražu. Aš kaip kalnuošką pasivaikščiau, palaipėjau, tai man labai patiko. Ir toks, nematytas reiškinys, gal kažkiek matytas, bet kitaip. Tai sakyčiau, man taip... Per nuotraukas tikrai taip neatrodo. Ar patiko staigmena? Patiko staigmena, džiaugiuosi, kad neguglinau, visai taip sakau. Nustebino mane gamta. Panašu, kad reikės palaukti autobuso nemenkai ant vėjo. Tai nieko, yra laiko. Šiek tiek, kadangi atsirado internetas, tai išsitraukiau faktų, kaip čia šitas susiformavo dalykas. Tai prieš 150 milijonų metų, čia kur stovim ant to kalno, buvo jūra senais laikais. Ir tada dėl tektoninių plokščių viskas susistūmė ir visas dugnas sukilo į viršų. Ir tada nuo vėjo ir lietaus ir vandens susiformavo būtent va šitie visi sluoksniai, viens ant kito. Tai Europoje tai yra laikomas vienas iš labiausiai išskirtinių geologinių parkų. Tai dar vienas daiktas Europoje vienintelis, Evelina. Iš karto patarimas, Evelina sakė, būtinai reikia įrašyti, kad reikia apsirengti, nes šitas 15 minučių laukti ant šalčio, ant 5 laipsnių ir vėjo, ta prasme, to autobuso, tai yra ką veikti. Tikrai tiek nedėjau lūkesčių šitam taškui. Super savaitgalis. Dar kiek daug. Taip, slėniai ir dar žali, ko mes visiškai neturim. Čia taip pasilgė šitų visokių žalumų. Atvykome į Malagą, 25 laipsnių šilumos. Šilta, ką neklausia. Visai prasisekti reikia. Jau nusirengt. Visokių vienmarškinių, taip sakant. Ten yra gražusis Malagos uostas su visom jachtom, kateriais ir kruiziniais laivais. Ten daug žmogeliukų promenadai mėgsta pasivaikščiot. Mes neisim. Nes mūsų tikslai visai kitokie. Mes einam jums parodyti, kur yra ukrainiečių krautuvė ir kur aš perku raugintus kopūstus. Su varške ir silke. Tai va čia skersgatviais.
Tai visoje Ispanijoje šiaip yra įsimėtę visur visokių arba lenkų, arba ukrainiečių, dar yra ir rusų krautuvės. Dabar rusų krautuvės visos persidarė į ukrainiečių, nes atitinkamai jau nebemadoj čia būtų rusų. Tai va dabar einam irgi ukrainiečių krautuvė, jau kelinti metai mes ją atradę, visą laiką pas juos visko yra, ko reikia mum. Ir duonos, ir netgi koldūnų, raugintų kopūstų, dešrų, visokių tenais žuvų ir taip toliau, viskas, kas yra iš mūsų kraštų. Tai yra ir lenkiškos produkcijos, ir lietuviškos produkcijos, ir ukrainietiškos tos pačios produkcijos. Žmonės, pardavėjai kalba 4 kalbom, 3 gal net. 3 rusų, lenkų, ukrainiečių ir ispanų. Va. Lendam savo vardoškį. Normali kaimo krautuvė. Lašinukų. Taip. Galina jau perka varškę. Retas dalykas, tikrai paprastai parduotuvėje negalim rasti. O čia būna visko ir visokių, visokie kėdainiai prinešti, šitą valgom, bet ne šitą, burokėliai šaltibarščiam. Šiaip atsivežę dar iš Lietuvos turim, tai dar užtenka, bet sakėm, nebesivežiosim jų, nes jų tikrai nebereikės. Va, čia va šitie va. Kiek jums 2? Ne, vieną tokį kitą. Vieną tokį, kitą tokį. Gerai, reiks 2 rankų.